Kvalifikacinį Europos Eurolygos atrankos turnyrą laimėjusi komanda, šiuo metu užimanti 4. vietą, bet aš galvoju, kad tas pralaimėjimas namie prieš Realą jiem buvo tikrai skausmingas, nes pralošė 1 tašku paskutinę rungtynių sekundę, taip kad galėjo būti ir pergalė čia ir būtumėm buvo visiškai vienodoj padėty. Be abejo, komanda komplektuota labai gerai, gerais atlikėjais, bet ir tokioje komandoje yra be abejo, kas vaidina pagrindinės arba svarbiausias rolės yra ir tikrai individualiai stipriai žaidžiančių žaidėjų, kaip Lemfordas, Geralds, kaip iš didelių Kaimakoglu, kuris tiesiog suriša didelių ir gynėjų grandį į vieną, ilgas suolelis, taip kad priešininkas tikrai su ginklais, kuriuos mums reikės pabandyti nuginkluoti. Žaidžiat kaip ir namie, bet ne savo įprastoje arenoje. Sakykit, koks jausmas čia sugrįžus ir ar tai nepakiškojo šiek tiek? Ar pakiš ar ne, tai tik po rungtynių galim žinoti. Aš galvoju, kad čia yra tokios sąlygos ir žaidžiam tokiuose, kokiuose esam ir galvojam, kad ir galbūt kažkiek mažiau žiūrovų bus, nes jų daugiau netilps, bet jie užkurs tokį pat pragarą, kad galbūt kaip ir senais laikais, kai čia priešininkai tiesiog fiziškai važiuodavo bijot, žinodami, koks čia yra žiūrovų spaudimas ir labai tikimės tos pagalbos. Ar taip teisingai suprantu, kad nesat labai patenkintas tavo pasikeitusiom sąlygom? Aš galiu žaisti bet kur, jeigu jūs garantuosit pergalę. Man šiaip tas pats. Aš tik tai norėjau pasakyti, kad žaidžiame ten, kur dabar yra, išėjo taip, kad žinojom iš anksto, kad čia žaisim ir nekėlėm dėl to didelės jokios problemos. Persikėlėm čia, kaip ir prieš rungtynes arenoje, taip ir čia gavom pasitreniruoti dideliai salėje ir ruošėmės normaliai rungtynėm. Matom, su komandos sportuoja Vecvagaras. Jau esi pilnai atsigavęs, galbūt ir žais? Jis tik tai antra treniruotė, kai prisijungė prie komandos, dar jis ne visą ją ir daro iki atitinkamo momento, kada jau mes jį paleidžiam, bet jis jau prisijungė prie komandos, apie žaidimą dar negali būti nė kalbos.